Man tai yra šalis, kurioje aš gimiau. Tai yra mano namai, mano šeima ir man atrodo, kai gimsi toj šalyje ir augi ir paimti tą ryšį, kad tai nėra tik šalis, bet tai yra namai. Kur keliauja aplink pasaulį, nuvažiuoja į vieną šalį ir kitą, supranti, kad nėra taip kaip Lietuvoje. Suprantama, kad būnant kitose šalyse, ilgisi Lietuvos, ilgisi tos gamtos ir to lietuviško bendravimo. Turi tokią, kaip sakyt, kibirkštelę Lietuva, kur kitur nėra to. Tas patriotizmas, aišku, man, sakysim, asmeniškai, tai yra palikęs nuo tėvų. Mano tėvas buvo 19-20 metų Lietuvos nepriklausomybės karys, kada savanoris tada vadinosi. Jis mūšiuose gavo už pasižymėjimą Vytės kryžių. Ir visą laiką man dar būnant mažam, kada buvo prieškarinė Lietuva, kaip vadina smetoniška Lietuva, kada susirinkdavo savanoriai, dainuodavo tas dainas, taip su užsidegimu, man labai patikdavo. Labai matas, kad jaunimas praradęs tą patriotiškumą, kuris buvo tada, kai jūs augot, kai jūs buvot jaunas, labai pasikeitė, labai pamatot, kad dabar jaunas žmogus prarado tą tokią tikrą tikėjimą. Jūs galite pastebėti, šiandien kaime taip pat nebedainuoja, kaip dainuodavo. Nebėra vakaruškų. Taip, kad skirtumas yra labai didelis, kaimas nyksta. O dėl ko galvojat, kad taip nutiko? Kad kaimuose nebedainuojamos lietuviškos dainos? Nenešamas tas tikras patriotiškumas, koks anksčiau buvo? Kaip galvojat, kad yra taip? Pasikeitė turbūt ir kriterijai. Anksčiau buvo patriotiškumas tikras toksai, gali būti politinė prasme galbūt. O dabar patriotiškumas daugiau ekonominė prasme. Ant kiek galima savo daugiau turėti naudos, žmonės vieni jau skirstosi į pasiturinčius, kiti į vargšus ir tas, žinoma, patriotizmas taip pat nevienodas. Patys brangiausi žodžiai, man sąjūdžio metu buvo brangiausia Lietuva bus laisva. Kad buvo plakatai ir tikrai visi mes tuo stengiamės pasiekti, prisidėti, kaip tai buvo įmanoma. Man gražiausi žodžiai nuo pat vaikystės yra. Man močiutė ir senelis visada sakydavo, kad laisvė nėra garantas. Tai yra šis momentas, kurį mes turim branginti. Ir mano pat vaikystės taip širdį užsikabino, kad aš nepaleidžiu šitų žodžių. Man atrodo, kad kartais mes pamirštam visam apsupty vertinti šio momento, kad mes esame laisvi, kad tai nėra dalykas, kuris yra visam amžiui, kad tai yra iki tavo, kaip sakoma, gyvenimo galo, kad tu būsi laisvas. Tai nėra garantas. Suprantama, kad laisvė priklauso nuo aplinkybių susidariusių.
jeigu pasikeičia aplinkybės, atsiranda kiti reikalavimai, kurių jau tenka laikytis. O iš vaikystės tai daug ką galima. Man ryškiausia turbūt būtų pirma diena mokykloje, dar smetoniškais laikais tada. Man buvo 6 metai ir tada buvo tokia sistema, kad pradinukus, žiemos buvo ypač kaime, šaltos, tai pradinukus atvesdavo pavasarį. Ir pavasarį, tai buvo 40 metais, pirmą kartą atvedė kaimo mokyklėlę. Ir mokytojas ten įvairius žaidimus ir sustatė po kelius, bėgti tam tikrą atstumą. Kas pirmas, tas reiškia ir kas pirmesnis, tas ir bus gyvenime taip pat pažangesnis. Ir man teko su tokiu Vytautu ir Leonu. Reiškia, aš buvau pirmas, antras Vytautas, Leonas trečias. Sakau, man yra iš mūsų tėviškės, Kazio Borutos sodybos. Pamenu, kai dar buvau visai mažytė, nešiaus kaip tik kažkurią grožinę literatūros knygą ir apsižvalgiau ir pamačiau kartu senelius sėdinčius, taip pat skaitančius, pamačiau mamą ir tėtį, pusbrolius, tetas ir man atrodo, kad tas ir gražiausias atsiminimas yra, kai visi kartu yra ir kuomet pamatai, kad tos pačius pusbrolius, kurie irgi auga taip pat kaip ir tu augi, tėvus, kurie labai gaila, bet sensta ir tas laiko atrodo, supratimas, kad tu negali stabdyti laiko, bet tu turi pasidžiaugti tą akimirką, kurią dabar turi. Tai man gražiausias atsiminimas iš visų, ką aš turiu ir toks ryškiausias, kurį norėčiau tikrai sugrįžti labai. Patys didžiausi tai prisiminimai yra tremtis, visa ta ištremimas, kadangi aš jau mane 52 trėmė, o šeima buvo ištremta 51 spalio 2, kada aš sužinojau, kitaip sakant, gavau laiškutį, išmestą iš vagono, per vagono plyšį. Ir pasitaikė žmonės, kurie mane surado. Aš mokiausi Kauno medicinos institute 1 kurse. Ir man į bendrabutį atnešė tą moteriškį laiškutį. Suprantama, kai paskaičiau, kaip sakau, kaip griaustinės iš Giedro dangaus, kad jau jie važiuoja vežami į Sibirą visą šeimą. Ir kilo klausimas, ką man daryti. Čia dilema, ar man slapstytis, ar man toliau mokytis. Dėl pagalbos per giminės aš galėjau įsilaikyti. Bet antras variantas, kiek nesislapstysi, anais laikais suras. Ir aš likau institute. Aišku, žinojau, kad vis vien, kas ateis laikas, kad man tas mokslas baigsis.
nes ta buvusi tarybų valdžia viską rovė su šaknimis. Negalėjo palikti nieko. Bet man norėjosi, kad bent vieną semestrą, pirmą semestrą užbaigti, kad būtų įskaito knygutėje jau užbaigtas semestras, visi pažymiai. Deja, man laikant, visi egzaminai buvo išlaikyti, liko organinė chemija ir jau iš vakaro ruošiausi sekančią dieną laikyti ją, kada bendrabutyje Kaune, medicinos instituto bendrabutyje, naktį išgirdau, jau užmygęs, išgirdau žodžius: "Stavai, ružjo na stol." Tai yra, kelkis, dėk ginklą ant stalo. Pramerkus akis matau, kambaryje stovi 3 vyrai. Bendrabučio komendantas, kariška uniforma, saugumietis, aišku, ir milicijos, tada milicija buvo, milicijos uniforma, milicininkas. Kai aš pravėriau akis, jau pajudėjau, atsibudau, tas saugumietis komandavo, visą komandą davė. Jisai sako: "Вставай, поедешь на соединение с родителями." Kelkis, važiuosi pas tėvus. Ir kas tada, koks jausmas tuo metu buvo, kai išgirdot šiuos žodžius? Koks jausmas? Jausmas, aišku, matosi, kadangi aš jau buvau pergyvenęs, tai jau tas jausmas buvo man aiškus, kad jau reikia ruoštis. Ant greitųjų, studentiško čemodanai pas mane buvo iš kaimo, tėvo pagaminti faneriniai 2 lagaminai, išleidžiant į Kauną, žinote, ten pridėjo ir žiemą, ir drabužiai, ir maistas. Kas netinkamo ten išmečiau, daugmaž, ir laiko nebuvo, jis ragina greičiau. Gyvenau, rodos, kad 3 aukštas ar 4 buvo bendrabutyje. Sudėjau, apsirengiau ir visi nuėjom į apačią. Apačioje stovėjo dar vienas policininkas, milicininkas. Matomai tam atvejui, jeigu aš bandyčiau bėgti, jis sulaikytų, nes į bendrabutį įimas vienas. Tai, o ten jau nuvedė, komendanto buvo kambarys. Kaip žinote, bendrabučio komendantas. Taip vadinosi tada, aš nežinau, kaip dabar vadino. Nuvedė į tą kambarį, ir ten padarė kratą drabužių. Rado labai įtartinų dalykų, tai maldaknygė mamos įdėta. Kas čia parašyta,
ten buvo imprimatur, reiškia vyskupo, maldaknygė tvirtinama vyskupo. Nu, sakau, tvirtina vyskupas. Pasiliko. Žodžiu, surašė tam tikrą bylą ir tasai saugumietis ją pasiėmė. O aš su tais 2 čemodanais, reiškia, ir tą komandą išėjome į gatvę. Reiškia, nešinas taip. Nu, mes naktis, bendrabutis buvo Kaune Cvirkos 5, čia kaip Laisvė baigėsi ir į kalnelį, ten už kapinių, tą gatvę ėjo, lygiagrečiai. Tokia gavosi eisena, priekyje milicininkas, už jo aš su tais 2 lagaminais, šalia eina saugumietis koja į koją ir užpakalį antras milicininkas. O tokią koloną mes nuėjom į sankryžą, kur Laisvės prospektas ir gatvė į geležinkelio stotį. Tas pirmas einantis pasuko ten. O šalia esanti saugumietis sako, ne, priemo, tiesiai. Reiškia, milicininkai net nežinojo, kaip, ką jie paimti ir turėjo vykdyti savo pareigas. Nu, mes nuėjom prie Soboro, ten Soboro dešinėje buvo milicijos skyrius, į tą skyrių. Tenai jau buvo iš viso Kauno pririnkta tokių pat nelaimėlių ir kai kuriuos tardė, manęs gal per jaunas, taip sakant, išrodžiau, kadangi aš tikrai buvau mažo ūgio ir man tik 17 buvo. Palaukėm, pradėjo brėkšti, atvažiavo sunkvežimis ir visus susodino į kėbulą. Tai buvo sausio 23, šaltas žiemos rytas. Į kėbulą suvarė, kas ką turėjo, susikrovėm ir išvežė į Gaižiūnus. Gaižiūnuose stovėjo sąstatas, didžiulis sąstatas gyvulinių vagonų, paruoštų su abiejose galuose narai. Nu, toks, gal teko matyti Naujojoje Vilniuje, stovi. Ir, reiškia, mus išlaipino skirtingai įvairius vagonus, o aplinkui buvo atvaryta kariuomenės, kulkosvaidininkais, įsidėstę buvo iš abiejų pusių ešelonų. Nu ir toj terpėj, taip sakant, teko praleisti, kol išlaipino po taip 23 mus susodino, o vasario 8 išlaipino Tomsko srityje. Nu, aš galiu pasakoti jums čia kelias valandas visą tą. Jūs tik tai turbūt nelabai įsivaizduojate to interjero ir to gyvenimo vagone tremties metu. O ir ten
Gaižiūnuose stovi aplinkui kariuomenė. Jauni vyrai, automačikai ten, arba kulkosvaidininkai. Juk žmogus kiek gali išbūti. Laiks nuo laiko atidaro duris ir visi под vagon. Ir moteris, ir merginos, ir vyrai, visi turi atlikti savo reikalą gamtinį. Čia pat jų akyse po vagonu.